Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną dar vieną mitą griausim, mėlyjeji. Kaip yra sakoma, labai ydinga vertinti kitus. Tai aš jums noriu pasakyti, kad čia vėl yra melas. Ydinga arba blogai yra teisti kitus už jų pasirinkimus arba elgesį, bet vertinti kitus mes tiesiog privalom. Kodėl? Todėl, kad vertinam mes visada viską. Renkamės rūbą, vertinam, jis mums tinka ar ne, ištekam už vyro, vertinam, ar jis mums tinka ar ne. Vertinimas yra visur. Tai kai mes kalbam apie žmogaus gyvenimą, tarkim, aš visada mėgstu analizuoti aplinką. Kaip tie žmonės gyvena, ką jie daro, kaip jie veikia, kaip jie auklėja vaikus, kuo paskui tie vaikai užauga, ką jie vaikai veikia. Per visą tą seką ir per visą savo gyvenimą aš tiesiog iš to gavau be galo daug pamokų, todėl kad aš visada lygindavau ir vertindavau. Tas elgesi taip atsitiko taip, tas elgesi taip atsitiko taip. Netgi tėvai, kuriuos mes turim ir tikrai ne iš visų mes galim pasimokyti, juos reikia vertinti, žiūrėti, kaip jis gyvena. Jis yra laimingas, nelaimingas. Jeigu nelaimingas, kam jis man duoda patarimą? Aš reiškia, turiu žiūrėti, kad jeigu jis nelaimingas ir elgesi taip, aš taip neturėčiau elgtis, nes aš taip pat būsiu nelaimingas. Ir visai nesvarbu, ar tai tėvai, ar kaimynai, ar sociume, ar dar kažkur. Mums reikia vertinti, nes tai yra nemokama mokomoji medžiaga. Ir tai mes galim naudoti savo gyvenime. Todėl jums linkiu neteisti kitų, bet visada vertinti ir suprasti, kad visada aplinkui yra pavyzdys. Kaip daryti ir kaip nedaryti. Ir jeigu jūs išmoksit vertinti, jūs gausit labai daug naudos ir teisti yra visai kitas dalykas. Vertinti yra mokėti mąstyti, analizuoti, sujungti taškus, matyti rezultatą ir taikyti savo gyvenime. Tai ačiū Jums už dėmesį, iki.